Kartą gyveno Marytė. Ji buvo kaip visos paauglės. Ji mėgdavo šokti, skaityti įdomius paaugliškus žurnalus ir be perstojo šukuotis plaukus. Kartą jai beskaitant žurnalą iš niekur nukrito baltas lankstinukas. Myli ir puoselėja gamtą. Tuomet tap miškininko, perskaitė ji, ir jai šovė mintis pasivaikščioti po mišką, lyg būtų kokia miškininkė. Todėl ji apsivilko savo mylimus ir sunkius, panašius į miškininko kareiviškus batus ir išsitraukusi iš spintos kareivišką striukę bei užsirišusi šaliką, Marytė išžygiavo. Ji, eidama įvairiausiais keliais ir keliukais, pievomis ir pievelėmis priėjo nedidelės kalvos viršų. Ji niekaip negalėjo atsigrožėti gamtos vaizdais. Marytė nesustojo ir strikinėdama, šuoliuodama ir šokuodama lyg zuikutis nusileido į apačią. Ji, eidama sunkiais, bet tvirtais žingsniais ir perbrindusi aukštas žoles, pagaliau priėjo mišką. Staiga Marytei šovė mintis išsitraukti miškininko darbo priemones, tokias kaip žiūronai ir užrašų knygutė, kad galėtų pajusti tikrą miškininko dvasią bei apžvelgti kiekvieną medį, kiekvieną krūmelį, kiekvieną mažulytį lapelį. Ji mėgavosi miškininko dalia ir bevaikščiodama ten suprato, ko norės būti užaugus. Ji mylės ir saugos mišką.